Grįžta vakare verslininkas namo. Jį vakare jau sutemsta, beveik visi eina gulti. Jį pasitinka dukra jo pižamoj ir tėti, kiek kainuoja tavo valanda? Toks verslininkas su pasididžiavimu, čia dukra paklausė, kiek kainuoja mano valanda. Žinai, dukra, aš geras verslininkas, daug metų dariau verslą, kuriau verslo imperiją. Mano valanda kainuoja 500 eurų. Tėti, gal būtų galima pigiau? Nu ne, ašgi tiek metų dirbu, mano tokios žinios. Mano valanda kainuoja 500 eurų. Dukra nuliūsta, kažkur išbėga savo kambarį. Po kelių sekundžių pasirodo su taupyklė. Tėti, pas man tik tai 100 eurų taupyklė. Gali su manim 10 minučių pažaisti? Aš kaip suprantu, tavo tikslas yra toksai? Nu, kažkaip tikiu. Tu žmogus susispyręs, tikriausiai daug dirbi. Nežinau, kiek kainuoja dabar tavo valanda, bet 500 ar 1000 eurų už valandą tu tikrai gali pasiekti. Tikiuosi ir linkiu tau sėkmės.